Kada šiandien viena tema tokia, tai žodžiu, pokalbis apie tai, ką daryti, jeigu tėvas nepriima jūsų, ne? Nu, tarkime, tėvas jūsų nepriima. Aišku, kiekvienam žmogui iš esmės tėvo priėmimas yra svarbus dalykas, ne? Bet ką norisi kalbėti apie tai, kad, na, kito žmogaus pasirinkimo jūs negalite priimti, pavyzdžiui, nežinau, ten dūšią atverti ar ten priversti, kad kitas žmogus jūs mylėtų, nes, nu, kaip žinia, širdžiai sakys, ne? Dabar vis dėlto daugiau pašnekėsiu apie tėvą, kodėl būtent tėvas toksai, kuris nepriima savo vaiko kažkurio tai, ne, vieno iš vaikų arba kažkokio tai vaiko. Iš esminis dalykas, tėvas negali priimti vaiko, jeigu jisai pats nebuvo priimtas. Va tą įsisąmoninti reikia. Nes esmė yra tokia, kad jeigu yra tėvas, reiškia, reikia biškai pasižiūrėti giliau, kas ir kur, kaip pas jį buvo, ne, tarkime, kokia situacija vadinasi. Ir jeigu vaikas yra nepriimtas tėvo, tarkime, tėvo, o tėvas jo nepriima, ne? Kas vyksta giminėje? Vadinasi, giminėje yra tėvas, yra vaikai, vadinasi, vaikui gali būti vyriškas aspektas uždarytas, tarkime, dėl kažkokių tai priežasčių, nes, na, tėvas jisai yra neįsisprendęs, tarkime, savo situacijos. Ir savaime suprantama, energija, vyriška energija gali kito vaiko nedatekėti. Kai aš kalbu, tarkime, jo, aš to nupiešiu tada. Kad būtų aiškiau suprasti ir, žodžiu, daugiau įsisąmoninsite ir tada nustosite norėti, kad jūs tėvas priimtų, jūs daugiau orientuositės į savo darbą su savimi ir jums bus svarbiausia, kad, nagi, jūs vis dėlto savyje aktualizuotumėte tam tikrus momentus, nors, tarkime, tėvas galbūt jūsų yra atsisakęs ar ten, tarkime, nepriėmęs ir panašiai. Tai, kaip sakant, visuose momentuose, kaip yra kažkokia situacija, tai tą situaciją galima ir tvarkyti, žodžiu. Jūs arba tu. Nu, žodžiu, aš rašau jūs arba tu ir čia, žodžiu, tėvas, mama, ne? Ir savaime suprantama yra senelis, tarkime, senelis, močiutė. Čia taip pat yra senelis, močiutė. Tai va, tai iš esminis dalykas tai yra jūs, ne? Va čia esate jūs. Ir va tėvas jūsų, ne? Tėvas, tarkime, daleiskim, yra situacija, kad tėvas, ne, jūsų nepriima. Nu, tarkime, blokas, ne, kažkoks tai, jo, tėvas nepriima jūsų. Nu, tarkime, jūs esate, nežinau, sūnus, nu, tarkim, kaip pavyzdys, jūs esate vyras. Ir kiekvienam vyrui, vadinasi, čia sūnus, ne, va čia jūs, ne, va, tarkime, aš apie vyrą dabar šneku, ne, va, vyras. Moteriai pakalbėsiu kitą kartą, bet daugiau apie vyrą šiandien šneku. Ir vyras, berniukas gimsta šeimoje, ne, ir tėvas yra nepriimantis sūnaus, ne, tarkime, yra dukra, yra ten sūnus ir panašiai, tėvas labiau ten myli gal dukrą, ne, o vat, nu, situacija tokia, kad jisai sūnaus negali priimti, o galbūt iš vis ignoruoja sūnų ir panašiai. Kas vyksta su to vaiku? Jisai auga savaime suprantamais arba prie mamos daugiau yra, aišku, tada daugiau išliejasi, arba jisai kažkokio tai momentu ieško irgi vyriškos kompanijos ir su vyriška kompanija leidžia kažkokią tai laiką ir, žodžiu, savyje gali aktyvinti vyrišką energiją. Irgi lygiai taip pat yra tam tikras būdas. Kartais netgi ateina kitoje išoriniai žmonės ir mes vieni kitiems, kaip sakant, atstojame jų tėvus, galbūt netgi, jeigu mūsų, pavyzdžiui, vyriškas aspektas yra stiprus, mes kažkam tai galime pabūti vyriškoj pozicijoje, vadinasi, pabūti to tėvo, aktyvinti tėvišką srautą kažkokią tai, ne? Tai ne tik šeimoje tai vyksta, tai gali vykti ir išoriniuose žmonėse, kur jūs susitinkate draugus, tarkime, na, pavyzdžiui, sutinkate draugą, kuris ten, tarkime, yra turintis stiprų tėvą ir tas tėvas, ten, žodžiu, mylėjo tą sūnų ir panašiai, tai savaime suprantama, tą jūsų draugą gali būti aktyvus labai vyriškas aspektas ir tokiu būdu jūs pritraukite vienas kitą, nes papildote vienas kitą kažkokiais tai momentais. Tai čia vat yra tokia situacija, kodėl, ką noriu sakyti, kad nereikia liūdėti dėl to, kad jūsų tėvas nepriima. Pas jūsų tėvą buvo irgi panaši situacija. Galbūt jūsų senelis, kuris buvo jūsų tėvui tėvas, irgi nepriėmė. Tarkim, kaip pavyzdys. Tai šitas chazainas arba labai myli sūnų, nes kompensuoja tai, ko jisai negavo savo vaikystėje, arba jisai priešingai irgi elgiasi lygiai taip pat. Tai čia yra du skirtingi momentai, du skirtingi modeliai. Kodėl žmogus taip nesielgia? Aš visada gilinu žymiai giliau, ne? Iš kur tai toliau ateina, kad suprasti daugmaž, kodėl jums tai vyksta. Kadangi vaikas dažniausiai būna tokioj pozicijoje, jeigu nepriėmė jo tėvas,
Tai žodžiu, gali būti, kad tada tas vaikas išugdo tokį savybės jausmą, kad atsakomybė krenta visą ant jo pečius, tada labai atsakingas jaučiasi, kad, kaltas netgi jaučiasi tas sūnus, tas augantis, kad, galbūt jisai kažką netai padarė, kad jo tėvas nemylėjo. Iš esmės, tėvas negali vaiko mylėti, sūnaus mylėti, jeigu jis pats buvo nemylimas savo tėvo. Todėl yra du pagrindiniai momentai. Arba tėvas elgiasi priešingai, negu jo tėvas elgiasi, jisai sako, manęs tėvas nemylėjo, kai aš sulauksiu sūnaus, turėsiu savo sūnų, tai duosiu tam sūnui tai, ko man tėvas nedavė. Tai tas žmogus, šitas chazainas, šitas atidirbinėja tą momentą, tą giminės momentą ir aktyvina tą vyrišką energiją. Tokiu būdu. Taip pat yra ir su mamom. Mamos, kurios, tarkime, savo mamos buvo nepriimtos, nemylėtos, arba neteko mamos ten anksti ir panašiai ir taip toliau. Žodžiu, jo savo dukrą arba labai myli, žodžiu, ten tos meilės duoda vaikui daug ir tada akumuliuoja tą energiją ir tada taip taiso visą giminės kažkokią tai nusistovėjusių dalyką. Arba kitu atveju pati mama irgi lygiai taip pat nepriima savo dukros, nes pati irgi buvo nepriimta. Jos nepriėmė, tai ir jinai nepriims. Žodžiu, taip gaunasi. O kitos moteris būna, manęs nepriėmė, bet aš nesirgsiu taip kaip mama ir, tada, gaunasi taip, kad jinai tam vaikui tos meilės duoda. Čia yra du pagrindiniai modeliai, kuriuos labai svarbu suprasti. Kodėl apie tai šneku? Kad šitas chazainas nebūtų, šitam chazainui nusimtų kaltės jausmas. Šitam chazainui. Jis negali būti kaltas dėl to, kad jo tėvas turėjo panašią patirtį. Ir tėvas, kadangi turėjęs yra panašią patirtį, jisai savo priimti sūnaus negali, nes jisai irgi buvo nemylimas. Kaip pas jį gali būti meilė? Nebent jis būtų dirbęs su savim, nebent dirbtų su savim, tada aktyvintų tą, atidarytų šitą srautą, šitą srautą, vyrišką srautą, ir tada vyriška energija pradeda tekėti. Ir jinai pradeda tekėti žymiai giliau, žymiai toliau. Vadinasi, tarsi, tarkime, šitas chazainas pradeda su savim dirbti, susitvarko šitą ryšį, čia energija pradeda tekėti. Energija pradeda tikėti ir šito reikalas tada ją perduoti savo vaikui ar neperduoti. Ir jeigu energija gerai teka, viskas yra tvarkoje. Bet dabar įsivaizduokite, čia energija uždaryta, šitas negavo pakankamai meilės. Ir šitas negavo pakankamai meilės. Ir tada sako, giminėje vyrai kažkokie tai. Giminė, būna kartais giminė sako, o pas mus vyrai visi ten geria, ten Dėl to, kad jūs neprasitvarkė šito momento, šitą modelį neprasitvarkė. Ir viskas. Ir dėl to, sako, vienoje giminėje, sako, atrodo, ir vyrai ir serga, ir ten miršta anksti, ir ten, ten taip toliau. Kažkas yra giminėje su tais vyrais. Arba netgi kai kuriuo momentu šitas chazainas pradeda dirbti ir atsiveria kažkokie tai dalykai ir prasideda keistis giminėje. Dėl to reikia labai šitą momentą suprasti, kas vyksta. Kai yra darbas su savimi, kai saviugda užsiemate, ar ne? Ypatingai tie, kurie saviugda užsiema. Tai saviugda užsiemantis žmogus, jisai pradeda spręsti savo klausimus, kartais keičiasi ir jo tėvas, kartais netgi atsinaujina santykiai, ne? Tėvas susiranda sūnų, kažkas jame ten pasikeičia ir panašiai, nes giminė kinta. Šitas įsisąmonino, programos pasikeitė, jisai sąmoningesnis patapo, kažkur pakito, žiūrėkime, ir tėvas ten kažkur tai pasikeitė ir energija pradeda tekėti. Bet, ką aš noriu paminėti, šitam chazainui reikia nustoti norėti tėvo meilės. Nes dažnu atveju būna, kad sūnus, neturintis tėvo meilės, negavęs tėvo meilės, jis tampa toksai paprašaika biški. Toksai, kaip čia pasakyti, priklausomas nuo to vyriško aspekto, ten prie vyrų labai jau prisišlėjęs, arba ten kai kurie net į moterišką tą pusę nueina, susiranda moteris tada tokias stiprias, jisai pats toks pasyvesnis būna, nes nepriima savo vyriško aspekto. Kai kurie vaikai arba sūnus tiesiog nepriima savo vyriško aspekto, nes jų nepriimta, jie tada ieško to vyriško aspekto kituose. Ką aš kalbu, kad reikia atverti savyje vyrišką aspektą, tada jūs tampate vyras ir tada jau savaime suprantama, jūs sutinkate moterišką moterį, švelnią moterišką moterį. Tokiu būdu vyksta. Ir kitas momentas, reikia nepamiršti, kad čia yra dar jūsų kažkokie tai, tarkim, draugai, ne, kuriuose galite tos vyriškus aspektus irgi aktyvuoti kažkiek tai, ne, bet nepamirškite, svarbiausia yra šitą dalyką įsivaizduoti. Toliau, papasakau, ką reikia daryti. Jeigu jau jūs atsidūrėte tokią situaciją arba jūsų patirtyje yra tai, kad jūsų tėvas nepriėmė, tarkime, nepriėma tėvas jūsų, tiesiog, jūs beldžiatės į tas duris, o tos duris kaip neatsidaro, taip neatsidaro. Jūs šitų durų atverti negalite. Negalite. Jūs galite belsti, galite kovoti, bandyti ten šnekėti su to tėvu. Jeigu tėvas yra nepasiruošęs jūsų priimti, belsk nebeldės, nieko nebus.
Tėvas tik tai pats gali pats savaime, arba jame ateina noras, arba neteina noras. Čia kaip ir santykiuose. Žinot, širdžiai neįsakysi, arba yra noras, arba jo nėra noro. Jeigu nėra suvokimo, nėra noro. Jeigu pats žmogus yra skausme dėl to, kad jo tėvas nepriima, aišku, jisai negali savo sūnus priimti, nes jam pačiam dar skausme jisai gyvena. Tai va čia tokie pagrindimo. Ką sūnui reikia suprasti va šitą situaciją. Kada vat sūnus, šitas vat žmogus, supranta šitą situaciją, pasigilina į savo šeimos istoriją kažkiek, nesužino, dėl ko jisai ten, tarkime, tėvas nepriėmė ten sūnaus ir panašiai, tada jam tampa aišku, dėl ko va šitas žmogus jo nepriėmė. Vadinasi, kaltė nuo šito žmogaus nukrenta ir va šita atsakomybė nuo žmogaus nukrenta, nes tas, kuris galvoja, kad jo tėvas nemyli dėl to, nes tas yra kažkoks netoks, tada savaime kaltė nukrenta. Ir tada šitas žmogus dėl savo žinojimo, išminties, iš kur tai ateina, čia psichologinis aspektas, iš kur tai ateina, žodžiu, jis jau gali suprasti, kad, aha, reiškia, tėvas negalėjo jo priimti, nes jo tėvas irgi jo nepriėmė. Dėl to tėvas su manim lygiai taip pat elgėsi. Va čia vat yra labai pagrindinis momentas. Viskas. Sūnui, ką reikia padaryti, suprasti, pajausti tą širdimi, suprasti šią situaciją, yra būdai, kaip galima tiesiog transliuoti ir manifestuoti tam tikrus dalykus, vadinasi, atsisėdat namuose ir manifestuoja tam tikrus momentus. Tėvai, aš tave priimu dėl savo patirčių, aš ten, tarkime, leidžiu tau turėti savo laiką, kada tu esi pasiruošęs, vadinasi, sukurti afirmaciją kažkokią tai, kurią nuoširdžiai galėsite pasakyti be jokio spaudimo. Afirmacijos tarimas galite pas mane susirasti internetinėme puslapyje, yra konkrečiai, kaip tarima yra afirmacija. Afirmacijos būdu jūs siunčiate va čia energetiškai tam tikrą žinią. Kai jūs siunčiate savo tėvui energetinę žinią, jūs siunčiate į savo vyrišką srautą. Vyriškas srautas, nepamirškite, kad jūs esate ir vyriška pozicija, ir moteriška pozicija. Todėl į vyrišką srautą siunčiant, jūs turite siūsti be jokios jėgos, be jokio ten, tarkime, noro, be jokio ten lūkesčio ir panašiai, nes būna kartais šneka afirmacija ir yra lūkestie, kad neva gal vis dėlto vis tiek tėvas virs ne. Jūs duodate visišką laisvę tėvui pačiam pasiruošti ir priimti sūnų tada, kada jam ateina laikas. Kada atsiveria širdelė, tada jis priima. Kitas momentas, šitas gali kreiptis į tam tikrą savo giminę. Tai tarkime, skambėtų afirmacija. Aš jūsų sūnus. Iš jūsų vyriško aspekto. Kreipiuosi į jūs, nes šiandien einu sąmoningumo keliu. Prašau, priimkite mane kaip sūnų, tarkime. Galite tokį daryti, neprašau, aš jūsų sūnus. Atverkite man savo vyrišką srautą, tarkime, bet afirmacija. Tokią afirmaciją jūs galite kalbėti iš savo aukštesniojo aš, vadinasi, aukštesnyse aš, nes žmogus tas, kuris, tarkime, jisai sąmoningumu užsiema, jisai gali šnekėti iš savo aukštesniojo aš ir kreiptis į savo vyrišką giminę, vadinasi, į tą vyrišką srautą, kur ir teka ta vyriška energija, vadinasi. Jeigu tėvas tą energiją uždarinėja, jūs galite kreiptis į tolimesnius savo šeimos narius, kurie galbūt jau yra išėję, taip toliau panašiai, bet energetiniam sraute visą tai egzistuoja. Jūsų energetinis laukas, vadinasi, jūsų laukai. Moteriškas ir vyriškas srautai, vadinasi. Tai kartais va šitas chazainas tiesiog uždaro tą vyrišką srautą ir va sūnus tada gaunasi taip, kad jisai yra paieškose išoriniam pasaulyje, ne? Kažkur tai bėgioja, kažko tai ieško, kur čia tas, žodžiu, kur čia to vyriško srauto, nes pojūtis jisai yra. Iš esmės, tai va, kad iš šito išeiti, tiesiog reikia atsigręžti į savo giminę, nustoti išoriniam pasauliu to ieškoti. Aišku, kažkuriam tai momente galima čia palakstyti, pabėgioti, bet galų galiausiai žmogus atsiduria tokioje situacijoje, kad nublemba. Visai ieškau kažkur tai išorė, bet ką man daryti, kaip man elgti šitoj pozicijoje, kad priimti savo vyrišką aspektą. Skausmas, aišku, vaikui gali būti, tėvas jo nepriėmė. Vajetau, kaip baisu, tėvas nepriėmė, ne, vaikui skausmas kažkoks, nes kiekvienas vaikas, ypatingai sūnus, jisai nori būti priimta savo tėvo. Nes, kiekvienam sūnui yra labai svarbu tėviškas srautas, tėviškas kanalas kažkoks. Tai, ne, ir aš paskui pasidalinsiu dar vieną istoriją, kur, kai mes ėjom ten irgi psichologiniu tuo aspektu, ėjom į treningą ir panašiai, kaip kiekvienam žmogui atsivėrė tas vyriškas srautas ir jisai paskui nuvažiavo su tėvu netgi susitikti, susipažinti ir galų galiausiai po kažkiek tai metų jie pasišnekėjo ir galų galiausiai pas jį atsivėrė tas vyriškas kanalas, sako, nežmoniškos energijos, sako, tai tiesiog yra fantastika, bet jisai ėjo pats sąmoningumo keliu, vadinasi, jisai analizavosi šitą klausimą
klausimą, netikėtai su juo susisiekė pats tėvas, pasikviečia jį į savo svečius, jis nuvažiuoja netgi kitoj šalyje, jis nuvažiavo ten į kitą šalį, žodžiu, ir susipažino su savo tėvu, kurio nematė daug metų, pasikalbėjo nuoširdžiai atvirai ir galiausiai jame aktualizavosi vyriškas aspektas ir nepaslaptis, jisai buvo gėjus. Buvo gėjus, pakraipa jo buvo su vyrais, jisai būdavo, ne, ir galiausiai jisai po to net pasikeitė apie žmogų orientaciją. Sako, grįžau ir aš nesupratau, kas įvyko, žodžiu, sako, mano net orientacija pasikeitė dėl to, kad iš esmės priėmė vyrišką aspektą. Tai gyvenime būna ir tokių situacijų, tokių įvykių, žodžiu, tai yra nuostabus dalykai, bet nepamirškite to, jeigu jūs esate vyras ir ieškote giliai viduje kažkur tai tėvo išorėje, ne, galite kažkuriam tai momente ten pildyti savo vyrišką aspektą, bet reikia nepamiršti jeigu jūs nežino šitos situacijos, tai galbūt, jeigu yra galimybė sužinoti tą situaciją, gal senelis jūsų nepriėmė jūsų tėvų ir dėl tos priežasties tėvas yra tiesiog uždaręs šitą srautą. Dėl to vyrišką aspektą jūs kreipiatės į savo vyriškus laukus, žodžiu, kreipiatės, galite, kaip ir minėjau, už savo aukštesniojo aš kalbėti, dėl afirmacijų, ką norisi paminėti. Jeigu turite kažkokį tai tokį klausimą ir nežinote, kaip sudėlioti afirmaciją, rašykite žinutę, nesidrovėkite, rašykite, klauskite, tokia situacija, taip. Žodžiu, man reikia afirmacijos kažkokios taip toliau. Galite rašytis konsultacijai, kad ta afirmacija jums gultų ant širdies, svarbiausias momentas. Tai aš, jūsų sūnus, iš jūsų tokios giminės, kreipiuosi šiandien į jūs. Einu sąmoningumo keliu ir man reikia jūsų ten palaikymo, galbūt, ne, priimkite mane kaip vyrą, priimkite tada, suteikite man vyriškos energijos, ten ir panašiai. Aišku, nesiskūskite, kad jūsų tėvas ten jūsų nepriėmė, šitokių čia nereikia daryti. Bet viską reikia daryti taip, kad, žodžiu, jums ta afirmacija gultų ant jūsų širdies ir būtų visiškai labai švelniai ir natūraliai. Jūs siūsite į savo vyrišką lauką, jį aktyvinsite tą vyrišką lauką ir galiausiai net afirmaciją tariant įvyksta ir atsipalaidavimas toksai ir, žodžiu, žinote, kaip afirmacija, tari, atrodo įtampa, yra kažkokia įtampa, ir paskui vienu momentu atslūksta taip viskas ir energija tada gražiai jinai suteka, jinai akumuliuos, nes galiausiai ir jūs savyje pakeičiate požiūrį į savo tėvą. Ir jumise įvyksta procesas, vadinasi, jūsų sąmoningime, įvyko procesas, jūs pradedate nebepykti ant tėvų, jūs nuimate bydas kažkokias, tai arba ten, nežinau, noras, kad jūsų priimtų, norus nuimate, ne, kad jūs ten mylėtų, žodžiu, tai panašiai ir taip toliau. Jumise aktualizuojasi energija, aktualizuojasi meilė ir, žodžiu, jums nebereikia to poreikio kažkur tai kitur prašyti, nes jūs esate patys toje energijoje. Tai čia, iš esmės, pagrindiniai dalykai, ką verta žinoti būtent apie vyrišką aspektą. Nepamirškite vieno dalyko. Kas yra vienoj pusėj, yra ir kitoj pusėj. Jeigu čia vyko šitokia panaši situacija, tarkim, ne, čia yra panaši situacija. Nepamirškite, kad čia yra kažkur irgi lygiai ta pati situacija, tik tai kur jinai yra ta situacija, galbūt ten kažkur. Man kažkaip brėžiasi šį kartą, kad jinai gali būti čia ta situacija labai panaši. Ir, žodžiu, tokiu aspektu jūs dirbate su vyriška aspektu. Įvyko procesas, užbaigimui proceso nepamirškite to paties pakartoti ir iš savo moterišką aspektą. Yra galimybė, tada jūs sūnus kalbės ir iš savo vyriškos pozicijos, ir iš savo moteriškos pozicijos, nes jūs irgi turite tiek moterišką ir tiek vyrišką poziciją. Moterišką ir vyrišką. Tai yra čia, jo, tai čia vyriška, čia moteriška. O taip turėtų būti. Tai jūs turite tiek vyrišką, tiek moterišką poziciją. Pakalbėjote į šitą pusę, į savo vyrišką aspektą, tas pats sūnus, ar jūs esate vyras ar moteris. Čia apskritai kiekvienoje šeimoje šitokia formulė bus. Kuriam momente, kurioj vietoj, kitas klausimas. Gal čia, gal ten, nesvarbu. Kiekvienam šitą afirmaciją tiks. Kiekvienam. Kažkur tai yra vaikščianti tokia situacija. Moteris lygiai tą patį. Reiškia, darote lygiai tą patį iš savo srauto. Jeigu mama jūsų nepriėmė, kreipiatės į savo moteris, tarkime, mama uždarinėja energiją, moterišką energiją, ne, gali būti, moteris uždarinėja mama, nes jinai pati yra net leidus savo mamai, nes mama galbūt anksti išėjo, paliko, nežinau, gėrė, pijokavo, dar kažką, nesvarbu, ten gali būti įvairios situacijos. Kreipkitės į savo moterišką liniją.
kad priimtų jūs kaip dukrą, kad suteiktų moteriškos energijos, duotų palaikymo srauto ir panašiai, kad jūs iš savo aukštesniojo aš kreipiatės į moteris. Bet jūs tada konkrečiai kreipsitės į visas moteris. Jūs ne į mamą kreipsitės, į visas moteris. Moteris iš mano moteriškos giminės. Aš šiandien kalbu jums iš savo aukštesniojo aš esu jūsų giminaitė. Žodžiu, galite kalbėti tos tam tikrus momentus. Ir jūs savyje transformuosite šitą dalyką ir energija pradės tekėti. Mama, jūsų mama, kuri uždarinėja energiją, gali būti, kad jai irgi pramušinės ir tada jau natūraliai jai pramušinės, anksčiau ir vėliau jai turės pramušti šitas energijas, nes vis tiek energija hierarchiškai teka iš kažkur tai ten toli ir tada dateka iki jūsų hierarchiškai. Pradžiai mūsų protėviai, ten proseneliai, seneliai, žodžiu, ir tada jūs. Viskas teka iš ten į jūs. Žodžiu, va tokiu principu tekama. Yra ne iš jūsų į kažką tai, o iš ten į jūs. Ir jūs tada dirbdami su savo laukais transformuojate savo sąmoningumą ir energija pradeda tekėti. Vadinasi, palaikymas vyksta iš visos giminės. Prasimuša tam tikrai. Ir savaime suprantama, šitie chazėnai irgi turės transformuotis anksčiau ir vėliau. Tai va, tai žodžiu, elementariai tokia situacija, kodėl kartais vaikas ieško kažkur tai kitur prieglobsčio. Kitose šeimose. Ieško kito tečio, kito mamos būna ieško, ne, tarkime, vaikas ten, nežinau, ten bando įlysti kažkokias kitas šeimas, ten, žodžiu, ten dar kažką, tai iš esmės esminis dalykas yra darbas su savimi dirbate. Ne su kažkur tai ieškoti išorė, nes tas, kas ieško išorė, vadinasi, savyje to neturi, ko ieško išorė. Tas, kuris dirba su savimi, vadinasi, dirba su savimi. Tai va, elementari tokia situacija, žodžiu, situacija jinai ganėtinai yra energetiškai stipri ir nustokite norėti, kad jūs kažkas priimtų. Tiesiog dirbkite su savimi, nustokite norėti, kad jūs kažkas priimtų. Nepriima to žmogaus pasirinkimas. Jo irgi teisė yra jausti, turėti patirtį ir išgyventi tą patirtį tiek, kiek jam reikia ją išgyventi. Jeigu tėvas yra ten, tarkime, piktas, negali atleisti ir panašiai ir taip toliau ir jums nesuteikia meilės, dėl to, kad jam reikalinga šita patirtis. Šitą patirtį jis turi pats išgyventi. Už tėvą jūs tos patirties neišspręsite. Vienas dalykas, labai svarbu suprasti. Jūs tėvui širdies netidarysite, jūs tėvo nepriversite jūs mylėti, jūs tėvo nepriversite jūs priimti, jeigu jisai yra nepasiruošęs. Jis negali jūsų priimti, jeigu jis buvo pats nepriimtas. Nebent jisai būtų pasirinkęs kitą kelią ir daręs priešingai. Yra tie, kurie kartoja tėvų patirtis, yra tie, kurie daro priešingai. Čia yra pagrindinis momentas. Viskas, priimate tą sprendimą, jūs kito žmogaus keisti negalite. Jūs vienintelį dalyką, ką galite daryti, šiandien dienai ieškoti įrankių, kaip savo situaciją tvarkyti. Kas ten bus, kada jūs priims, nepriims, čia yra kitas klausimas, kada žmogus bus atsivėręs, kada bus pasiruošęs, pas jūs galbūt net susiras ir pats norės su jumis pasikalbėti ir galiausiai sutaikyti su šitą santykį, vadinasi, surišti šitą santykį. Tada energija pradeda tikėti. Tokiu būdu jūs, aišku, negalite laukti, jeigu, pavyzdžiui, jūsų sąmoningumas eina, jūs norite augti, tobulėti ir panašiai. Tada jūs dirbate su savimi. Aš taip sūnus, tada kreipiuosi į savo vyrišką giminę visą ir, žodžiu, siunčiu afirmaciją į savo vyrišką srautą. Tokiu būdu jūs siunčiate afirmaciją į vyrišką srautą, energija prasimuša, pradeda tekėti, jumis aktyvizuojasi vyriška energija ir, žodžiu, jūs gyvenate vyrišką gyvenimą, ne, va, tarkim, vyriškam kūne gyvenate vyrišką gyvenimą, kas iš esmės yra pagal gamtą ir surėdyta. Vyriškas kūnas, vyriškas gyvenimas, moteriškas kūnas, moteriškas gyvenimas ir panašiai. Tai va, tai čia šiandien tik tai tiek šitą informaciją ir žodžiu ką. Darykite. Iš esmės šitą afirmaciją aš galbūt pačioj pabaigoj prisėsiu. Dabar aš tiesiog susakiau jums, šiandien gal vakare atsisėsiu iš esmės pabaigoje įkelsiu afirmaciją, kurią galėsite kalbėti būtent va šitai temai. Kad patys ten neklaidžiotumėt ir negalvotumėt, tai kokią čia tą afirmaciją sukurti. Žodžiu, aš šiandien atsisėsiu, jeigu man tikrai eisis informacija apie afirmaciją, aš ją sukursiu ir, žodžiu, parašysiu tiek į moterišką pusę, tiek į vyrišką pusę afirmacijas, kaip jas atlikti ir galėsite namuose tiesiog ramybės būsena yra atskira, kaip aš sakiau, video, kaip atlikti afirmaciją, pasižiūrėkite ją, nes tai yra labai svarbu, tai yra laikas su jumis ir su savo energetiniais laukais, su savo vyrišku ir moterišku aspektu. To nepamirškite, tai yra labai svarbu. Tai šiandien tiek tada, iki susitikimo ir iki žiūrėkite pabaigoje afirmaciją.